tiksliau pas mane iššoko į namus, susirinko mano visus daiktus. Kaip atrodė? Ką tu tada darei? Ką tu veikiai, kai... Man šokas buvo normalu. Bet ką tu veikiai? Aš miegojau. Tu miegojai. Kelintą valandą tai buvo? Anksti ryte buvo, 6 ryto. 6 ryto skambutis? Taip, agresyvus labai skambutis ir beldimas į duris. Ok. Atidarai ir kas tuomet? Aš pasižiūrėjau per akutę, aš galvojau, stovi žmonės, galvojau, gal mirė kažkoks kaimynas ar dar kažkas. Galvojau, kažkas rimta, žinai, jeigu taip pas tave veržiasi, atsidaro duris ir stovi visi su šinkliukais įstatė. O tada, kai atidarai duris, kaip viskas vyko? Kiti kokie buvo žingsniai? Ne, tai jau jie įeina, neklausdami, kad jie turi įeiti pas tave. Orderio nereikia? Ne, taip, jie, mes turim, kaip čia, ta prasme, orderis. Orderis, parodo, kad... Tas ne orderis, bet teisėjo leidimas atlikti kratą pas tave automobilyje namuose. Tai tada tave ką, surakino ar pasodino kažkurį kampą? Ne, šį kartą nerakino, pirmą kartą rakino. Šį kartą nerakino, gan sakykim, taip... palyginus padoriai buvo, bet aišku, buvo bandymas šiurpinti, žinai, tas netikėtumo momentas, tas bendravimas, toks, žinai, bandymas tave prigauti iš viso, ten, ta prasme, tos apklausos visą kitą, tai yra bendravimas tave prigauti. Toks, ta prasme, tu esi automatiškai statomas į žuliko kampą ir tu turi arba protingai atsakinėti, arba nieko neatsakinėti, arba su advokatu betarpiškai kalbėti. Advokatas galbūt už tave turi kalbėti, nes tu galbūt nesi labai teisininkas geras, mes nesam teisininkai geri. Bet, ta prasme, tuo momentu, taigi, tai yra tokio streso būsena. Toks įdomus momentas, nes tuo momentu, kaip atvyko jie pas mane ir kaip vyko krata mano namuose, mano advokatė tą būtent rytą išvyko į tolimą kelionę keliom savaitėm. Ir tai nėra sutapimai. Aš manau, kad tai buvo viskas parengta. Bet tai kai krata vyksta, po to žmona kiek laiko tvarkė namus? Ne, normaliai. Ar ten, žinai kaip, va taip pakelia daiktą, padeda daiktą į vietą? Nebuvo kažkokių labai ten tokių vartymų, didelių daiktų. Tiesiog sako, viskas suneškit, kad turit, nes žino, kad mano ginklai. Man buvo toks juokingas klausimas, trauk ginklus. Kokius, sakau, ginklus? Sakau, aš net nešaudęs per daug gyvenime, gal 1-2 kartus ten kažkokiam profesionaliam buvau šaudykloje, ar ne? Tai gal turit nelegalių, nėra jokių nelegalių, sakau, tai nejuokaukit. Tai tada tipo trauk visus savo ginklus, kur aš sakau darbinius, tai yra kompiuteriai, telefonai, hardai, taip toliau visą kitą, jo. Šiais laikais gal jau jo, ta prasme, mano tai yra darbiniai prietaisai, gal taip sakykim, daugiau, ne ginklai, aš nesu ten trolis, botas, dar kažkoks, kur ten rašinėja nesąmonės ir ten kažką bando daryti, ar ne, internetinį kažkokį, tai tarkim, mušį. Tikrai ne, tai man labai gaila dėl to, kad pas mane yra išimta įrangos šiandien dienai ir išvežta iš mano namų maždaug už 10 000 eurų.